Labas rytas, labas vakaras, labą dieną visiems, kas žiūrit. Sveiki atvykę į Time Attack trečiąją etapą. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, religinio engage. Yeah. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, be etikečių mes. Labai daug eismo, labai daug turėjau lenkti. Jos dabar išvažiuos ir bus laisva. Kiaušinius taip pat skauda ganėtinai stipriai. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, laikai valiutą keičia, mes žolę eidžia. Suteik man stabilumą, už garą, ne už dūmą, už gerą, ne už šūdą, iššokti nepabūgau, keliuose dar nepabūręs, jau skaičiuoju sumą, už apvalintą kaip sporto rūmai, taip nuobodu su jumis. Amžinasis iššalas kaip pats kalūnas, į kasą kaip biliūną, įnešu rytoj fortūną, investicija nemiražu, kad nepražu, paversti didelį iš mažų. Savam krašte nebūsiu pranašu, tik limituotų tiražų, į dirigentą panašu, kaip dalinau, tai dalinu, jie sako, gestai negražu, man dividendai skambino, sakė užsuks. Greičiau kelionė, kartos, užklijuoju vokus, ir vėl su papirišu, pusė 5 kaip iš... Tai filmuoju šiek tiek anksčiau, dabar yra penktadienio vakaras, nes šiek tiek pasirašymas kitoks. Pasiėmiau vieną kolegą, kuris man visą sezoną skolino savo greitojo veiksmo kameras, GoPro skolino ir jis turi viskas, turi priekabą. Dabar iš vakaro varom pasikraut mano mažytę Oksanytę ant priekabos. Tada parsivarysim čia ir rytoj ryte su visų ekipažu, 2 mašinom busiukų išvarom į Nemuno žiedą, kur Ring Challenge'as organizuoja. Viskas gerai. Buvo ką jūs. Varom į Ring Challenge'ą, kuris organizuoja 3 etapą. Time Attack. Va mano mažytė. Po lietučių varome išplauti, kad rytoj gražiai atrodytų. Ir grįšiu tada, kada krausimės mašiną ir žiūrėsim, kaip seksis. Ate. Jau prasidėjo pornografija. Jis patraukė mašiną. Jis dabar bandys prisiparkuoti. Ir užsikabinti priekabą. Šiaip net nežinom, ar tilps ant tos priekabos. Mano rankų skaičiavimais čia nuo ratų yra 2 pilni ištiesimai rankų ir ta koks kem procentų, o priekabas yra koks 2 pilni rankų, 3 pilni rankų ištiesimai. Priešingai, atsiprašau. Čia nuo ratų iki ratų yra 3 pilni rankų, 3 išskėstos rankos, o priekaba 2,5 išskėstos rankos. Nu, tai žiūrėsim. Čia mūsų vakarinės linksmybės. Bet viskas bus gerai. Va, profesionalus. O kur rampos? Tai va, ir rytoj mes kokią 5 ryto tempsimės ją į važiavimą. Va, čia kas mums šiandien suteikė šitą busiką. Ir čia vairuotojas šio busiko dabar. Gerai, pamiršau šiek tiek raportuoti, tai trumpai drusai atvažiavom gyvai, sveiki, labai pradėjo pilko važiavom, atsilaisvino vienas diržas, užrišim kitaip. Spėkit, ką valgom vakarienį. Sunienas, pepsis, dabar yra 8:30, mums keltis 5:30 ryte. Ir šitie 2 berniukai, ar nieko nelegalaus neužgaudysiu juos darant. Ir šitie 2 berniukai ką jie valgo? Jie valgo sunienus. Labai gražus oras. Labai... Nu ką, viskas. Suleidom vyrukų, išvažiavo pasiimt dar vieną keleivą. Mes double checkinam diržus. Šitas buvo... Jis double checkina, šitas buvo atsilaisvinęs, nes aš netaip užrašau. Šitas laikos tvirtai. Nu ką, inspektorium Campbellai galim važiuot? Rašarbys. Labas rytas visiems. Nenufilmavau, nes šiek tiek vėlavom. Ką tik atvažiavom, vyrukai nuskriudinės padangą. Pusė čia valgė McDonald's. Čia techas, žodžiu. Aš dabar einu į briefingą. O, kokios geras mašinėlės. Aš lekiu į briefingą ir lekiu į briefingą. Pirmas važiavimas už kem 5 minučių. Žmonių nemažai. Gražu, linksma, faina. Man vis dar pilvė McDonald's, bet tikiuosi, kad susivirškins gerai. Aš bėgu, nes ten jau, man rodos, visi pasakoja. Ate visiems.
ką, susišaudėm briefingą, labai trumpas, labai greitas, va. Visi skirstos. Vyrukai ką tik nusimetė mašiną, aš varau į techninę komisiją, tikiuosi ją praeit, turėčiau viskas praeit, nes gražu, viskas švaru. Ir pirmas važiavimas už pusvalandos, aš labai jaučiuosi pilnas po McDonald's ir po visų gėrimų, dėja, bet nesuvirškinam dar. Tai va, tai žodžiu, lekiu, turim pusę valandos praeit techą, susikliuot lindukus, pasikeis padangas ir tada gazuot. Tai manau, susitiksim po pirmo važiavimą ir viskas, bučiu visiem. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, religinio engage. Man reikia greičio, man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, žiūrinčio kryžiaus kaip kalniečio. Žodžiu, pravažiuotas pirmą sesiją, aš padėsiu čia, pravažiuota pirma sesija, labai gerai. Trečią savo grupiai nuo paskutinio važiavimo nusimečiau daugiau negu pusantros sekundės, 1.28 važiavau, tai čia labai gerai. Nepasakiau dalykų, kurie pasikeitė prieš važiavimą, tai yra buvo perrinkti abiejų priekių stabdžių suportai, nes dešinys neveikė visiškai, buvo palengvinta mašina 10 kg, išimtas kondicionieriaus fenas ir visą tą sistemą ir taip pat buvo išvertimas padarytas, tai labai tikiu, kad šitie patvarkymai, ne modifikacijos gali pridėti daug, numesti daug laiko trasoj. Kalbant apie važiavimą patį, dariau klaidų. Vienoje vietoje čiktelėjau kelnes, nes kersas ėjau Makuškės kalne. Bet šiaip viskas super, turiu dar tikrai rezervo greitėt, nuo pirmos vietos atsilieku pusantros sekundės, labai tikiu, kad galiu nusimest ir tiek. Tai dar raportuosiu vėliau, antras važiavimas, nežinau, už valandos tikriausiai, tai va. Važiavau antrą važiavimą. Ne vieną, ne du kartus buvo kabintas padangos. Čia irgi motoras kaip dizelis pradėjo dirbti. Gale tas išskrido. Žodžiu, prisijungė Marius. Viskas labai gerai, man rodos dar pagerinau laiką, nežinau kiek pagerinau, bet sakė kažkas 1.27, bet trūksta vis tiek man sekundžių. Tai tikiuosi kitą važiavimą pakelt. Tas numestas sekundės. Dabar kitas važiavimas labai vėlai. Labai vėlai. Už 5 valandų. Tai dar raportuosiu vėliau.
Mano kantrybė tirpsta kaip žvakė parafino. Į kiną eik netvarka. Video reikia. Gerai, visas kriu, Liudvikas, Musikas, padangų keitimas. Do mano nervus, nieko nenuveik. Kipras, gražus buvimas, padangų užtvirtinimas ir lipdukai. Į vieną vietą vėl sukraut atgal. Rokas, vyr mechanikas, matosi šnukė. Čia. Oik tu. Operatorius, lipdukų kliuotas. Viskas man po biškį daro sąžinę. Visas timas. Tiek reportažų šlęstų žemą. Nieko geresnį nesuvažiavau, bet nelabai liūdna. Nu, tapsime liūdna, nes nėra podiumo. Bet asmeninį laiką pagerinau 2 sekundėm, tai iš minutės 29.8 važiavau minutės 27.3. Čia be jokių rimtų modifikacijų. Kur norėjau pas Max jau buvau pasidavęs, suleidau padangą, tai čia pasipurvinau ir stikliuką naują va supirksiu. Matau viskas gerai, bet paskutinėse važiavimuose mašina pavargus, aš jau pats pavargęs, stabdžiai jaučiasi irgi pavargę po šiandienos. Tai va, ačiū Dievui, turiu maladės chebra, kuri padeda man. Dabar varau persirengti, varom į Vilnių. Tai tiek, kitas etapas negreit, rugsėjo 28 dieną. Bet jeigu viskas susiklostys gerai, manau, susitiksim anksčiau.